Didėja Europos visuomenės poreikis, kuo daugiau sutrikusio intelekto žmonių įtraukti į bendruomenės veiklą. Vienas iš būdų – jungtinis sportas, kuomet vienoje komandoje žaidžia ir sveikieji, ir žmonės su negalia. Labai malonu, kad Lietuva viena iš 5 Europos šalių, kur laimėjo šitą projektą ir vykdo 2 sporto šakas. Tai jungtinio krepšinio ir jungtinio futbolo. Projekto esmė yra, kad sutrikusio intelekto vaikai kiekvieną savaitę vykdytų treniruotės ir vieną kartą į mėnesį turėtų varžybas. Taip pat projekte svarbiausias uždavinys yra, kad sutrikusio intelekto vaikai turėtų galimybę bendrauti su sveikaisiais. Tai yra socializuotis per sportą, dalyvauti bendroje veikloje komandose, kai partneriai, sveikieji vaikai padeda bendroje veikloje sportinėje sutrikusio intelekto vaikams. Lietuvoje per šiuos metus, per projekto metus įsiliejo labai daug sporto mokyklo auklėtinių, taip pat ir pajungtos bendro lavinimo mokyklos. Ir manau, kad ateityje specialiojoje olimpiadoje ne tik jungtinio sporto bus komandos krepšinyje ir futbole, ir atsiras jungtinio komandos kitose sporto šakose. Projektas eina į pabaigą ir manome, kad bus šitų programų tęsinys ir Lietuva turinti labai daug galimybių dalyvauti ir toliau ateityje plėtos šitą veiklą. Labai pasiteisino ir šiandieną yra galimybė pamatyti, kaip 10 komandų susirinkę Kėdainiuose žaidžia futbolą ir jie jau susidraugavę tarpusavyje ir labai noriai dalyvauja ir vis daugiau atsiranda partnerių, kurie nori pagelbėti sutrikusio intelekto vaikams. Treniruodamiesi drauge ir varžydamiesi tarpusavyje sportininkai pagerina savo sportinius, socialinius įgūdžius ir sustiprina pasitikėjimą savimi. Kėdainiuose varžėsi 10 komandų iš Klaipėdos, Gelgaudiškio, Rusnės, Kauno, Prienų. Specialiųjų mokyklų auklėtiniams futbolo aikštelėje padėjo partneriai – futbolo klubo Nevėžis žaidėjai. Labai tikrai šaunus turnyras, labai geros emocijos, labai tikrai vaikai užsidegę, žaidžia linksmai, kaip sakant, nuotaikos tikrai pozityvios ir malonu tikrai, kad tokie turnyrai rengiami ir manau, nuo to turnyro tik tai bus tik daugiau mūsų vaikams, mažiem vaikams bus daugiau naudos, negu kažkur tai jie būtų sėdėję prie kompiuterio ir panašiai. Tikrai, yra keletą, pats stebėjau iš šono, keletą vaikų ir dabar vaikšto ir vakar prieš varžybas kalbasi, bendrauja, aptarinėja varžybų rezultatus, varžybų eigą. Tikrai matosi bendravimas vyksta ir labai smagu tai stebėti.